Vėl esam statybos ir architektūros fakultete, aš esu Ignacio Villalón, dėstytojas, ir šiandien vyksta tarpinis pristatymas Design Engineer Construct projekto, kur, iš tikrųjų bus labai įdomu matyti, kaip moksleiviai padirbėjo per visus šitos mėnesius, kokius sprendimus priėmė projektuojant tą renovaciją stoties Rail Baltic. Ir, mažiau žodžių, einam pažiūrėti. Gerai, čia esam su Andrium Giurelioniu, statybos ir architektūros fakulteto dekanu. Ir nežinau, Andriau, kas čia vyksta šiandien per renginis? Šiemet Design Engineer Construct projekte moksleiviai projektuoja traukinių stotį, prijungia Rail Balticos jungtį prie esamos Kauno stoties. Tai šiandien mes tiesiog stebim, kaip jiem pasisekė padirbėti per pirmą pusmetį, jie kūrėsi savo jau projektų idėjas ir pristato mum. O pas mus atvyksta svečiai iš įmonių, iš verslo partnerių ir mes bandom jiem patarti. Žinoma, ir mūsų studentai prisideda. Visi bandom jiem patarti, kad jų projektai kuo sėkmingesni būtų. Kokie įspūdžiai pamatė visus darbus ir panašiai? Man puikūs įspūdžiai, kaip visada. Ta prasme, tai yra žmonės, kurie daugelis pirmą kartą kažką projektuoja apskritai ir suprojektuoti stoti. Tai ne šiaip paprasta, nebūta ir nenama. Tai tiesiog mano galva tikrai moksleiviam dar yra kur padirbėti, ką patobulinti, bet pirminės idėjos jie tikrai galvoja ir apie energijos suvartojimą, apie tvarumą, apie žmonių su negale judėjimą pastate ir taip toliau. Tai puiku. Tai kaip supratau, kaip sako ta patarlė, kad verkia duonelė tinginio valgoma, tai čia labai panašiai, kad neatėjo patinginiauti, tai padirbėti prie rimto projekto, ar ne? Man atrodo, tikrai motyvacija moksleivių jaučiasi. Matot, vyksta komandų pristatymai ir iš tikrųjų vienos komandos pristato ekspertų komandoms savo darbus. Ekspertus sudaro ir specialistai, statybos, geležinkelių ir panašiai. Ir kitos moksleivio komandos, kurios pateikia savo mintis. Einam pažiūrėti. Žiūrėkit, kaip pristato savo darbus. Wow, čia net su ekranu pristato viską. Šiaip labai profesionaliai papasakoja vienos komandos kitoms ir moksleiviai duoda kitiem moksleiviam labai gerą kritiką iš tikrųjų. Ten užsirašo ant lapo ir duoda kritiką ir labai toks gyvas procesas. Tai čia esam su Luku, kuris dirba prie Rail Baltico projekto ir nežinau, jums kaip specialistas, kaip atrodo moksleivių projektai, kur jie suprojektuoja Kauno stotį Rail Balticoj. Kokie įspūdžiai? Labai geri, aš iš tiesų palaikau visokias tokias iniciatyvas, kai jauni žmonės yra supažindinami su tokiom specialybėm, profesijom. Jie yra nuo mažų dienų pradedamas tas mentorystė, mokymas, edukacija, įtraukimas ir dalyvavimas tokiuose projektuose. Jie tada įgauna tokių praktinių žinių, vyresnioji karta dalinasi su jaunesniais, turi galimybę pamatyti, kaip yra projektuojami svarbus objektai, šiuo atveju kaip Kauno keleivių geležinkelio stotis. Tai aš manau, čia labai gera patirtis moksleiviams, juos sudominti ateities profesiją ir kita vertus gera proga ir vyresniai kartai pasidalinti tą patirtį su jaunesniaisiais. Labai džiaugiuosi, man patinka rezultatas, patinka kaip žmonės pristato, tarkim, suprantama, pagal savo amžių galbūt ten yra detalės, kurie ir negali žinoti, bet iš principo tai labai gerai, kad vyksta. Ar jų projektai būtų galima projektus įgyvendinti, ar kaip kitaip mąsto moksleiviai negu profesionaliai? Ar išradingiau, arba dar kitaip? Taip, moksleiviai jie galbūt labiau kūrybingiškesni, bet kai kalbam apie tokius infrastruktūros projektus kaip stotis, tai čia suprantama, jaunas amžius ir dar žinių trūkumas. Tai jie mažiau gal kreipia dėmesį į tuos tokius techninius, funkcionalius dalykus, į kuriuos architektai atkreipia, inžinieriai atkreipia, jie labiau į tokias gražias idėjas, vizualizaciją, kaip kažką gražiai pateikti, kaip čia patogumą kažkokį sukurti. Tai yra tas skirtumas, bet čia vėlgi dėl amžiaus ir žinoma žinių skirtumų. Ir aš manau, per tokius renginius, juos sudominant, ugdant, jie paskui užaugtų labai stiprus specialistai. Gerai, tai čia esam dabar su Mantu iš Inhus, kuris yra konstrukcijų projektavimo įmonės. Kokie įspūdžiai iš moksleivio pristatymo,
įdomumai. Kadangi 3 metus jau šitam konkursą dalyvauju, tai šiais metais kiek apėjom šitų, sakykime, atrodo gan per sudėtinga gal moksleiviams užduotis, vien dėl to, kad tai yra paveldosauginis objektas ir jį reikia integruoti į tą, sakykime, bendrą sistemą ir moksleivė gal nesuvokia, kas yra tas paveldas. Tai, sakykime, pagrindinis gal įspūdis toks, kad užduotis gan sudėtinga jiem kaip tokią įgyvendinti. Bet pačių idėjų tikrai yra daug įdomių, tai manau, kad padirbėję su tom pastabom, ką pateikėm, galutiniai pristatymai turėtų būti tikrai įdomus. Kokie įspūdžiai pristatant savo darbą kitiems? Ar gavot daug pastabų, ar nusivylė, ar nenusivylė, ar kaip? Manau, iš kitų žmonių nuomonės sprendžiu, kad mūsų darbas visai pavykęs. Aišku, yra daug detalių, kurias galima patobulinti. Ką supratot, kad dabar pakoreguosit kitaip savo sprendimuose? Manau, pačią pastato formą pakeisim, pastato erdvės pakeisim truputėlį ir aplinkoje įvairių detalių pridėsim. Supratau, per visą šitą pusmetį, kas buvo sunkiausia dirbant prie projekto? Tikriausiai pačios vizualizacijos ir sugalvoti pačią idėją, ką mes norim padaryti. Ir ją išpildyti turbūt buvo sunkiausia, kad dar dėl to ir reikės dirbti, kad parodyti tai, ką mes norim parodyti iš tikrųjų. Nieko, kaip jums sekėsi pristatyti savo idėjas Kauno Rail Baltica stoties ir kokius pagrindinius komentarus gavot? Manau, kad mums sekėsi visai neblogai, bet gavom labai daug pastabų apie pačią idėją, apie trikampį, kad mums reikėtų jį kažkaip pamažinti, pasiaurinti, kad visas nebūtų iš stiklo, pakeisti medžiagas ir taip toliau. Girdėjau, kad jums reikėjo papasakot net 9 kartus įvairiem ekspertam apie savo projektą. Ar pavargot ir ar išmokot geriau papasakot, kuo toliau? Taigi, nuovargis tikrai jautėsi, tai labai greitai viskas idėjos, tai nebuvo gal to laiko taip truputį atsigauti, atgauti to kvapo. O šiaip tai dėl teksto, tai po 2 kartų jau visas tekstas mintinai, tai šiaip tai gerai viskas buvo. Po šį pusmetį, kuris buvo pagrindinis jūsų iššūkis, sunkumas? Tai, manau, didžiausias sunkumas buvo tie 2D, 3D, vat man pirmas kartas buvo su tom programom dirbti ir aš visiškai patirties neturėjau, visiškai naujas dalykas ir iš tikrųjų sunku buvo. Supratau, darbas komandoje kaip sekėsi? Ar buvo irgi tokių keblumų iššūkių? Tai manau, draugės esam pažįstamos jau pakankamai ilgai, tai kaip ir susitardom, susirinkdom, tai viskas kaip sklandžiai vyko. Gerai, tai kuris jūsų komandos pavadinimas ir šūkis? Luks. Šūkio nėra. Nėra, supratau, gerai. Bet galit sugalvot, ne? Galim. Gerai, esam su Darium iš Bentley Systems, kuris yra mūsų pagrindinis rėmėjas šito viso renginio, tai jūsų dėka vyksta visą tai. Tai kokios perspektyvos matot, ar pradžiugina, kad moksleiviai tai domisi programom ir panašiai, ir kaip per tarpinį renginį pastebėjot jų pažangą? Sveiki, tai iš tikrųjų pažangos yra nemažai. Ką labai dar pastebiu, kad labai integruoja Artificial Intelligence šiuo metu ir tą intelektą jie integruoja taip, kad jau nebe patys rankom braižo kažką, bet mes pasidengsim kompiuteriniam technologijom. Prašau, Bentley Systems mes irgi parengiam kompiuteriniam technologijom, tai labai viskas labai mums sueina. Ir iš tikrųjų iš tom idėjom, pasižiūrėjus, kiek moksleiviai sugalvojo, tai ne visi architektai irgi sugalvotų vyresnieji. Tai tos geros idėjos pamestos. Dabar reikia tik tai užsikabinti ir finalizuoti iki pavasario. Aš manau, pavasario sesiją mes pamatysim iš viso gerų šou. Gerai, čia esam su Mantu iš Alytaus Putinų gimnazijos ir iš tikrųjų atvažiavo nemažas būrys jų moksleivių. Tai kaip jums sekėsi jūsų moksleiviam dirbti šį pusmetį? Na, kaip pats paminėjai, kad yra nemažas būrys, tai iš tikrųjų labai įvairiai sekėsi. Vieniems sekėsi procesas labai sklandžiai. Komandos dirbo darniai, kitose komandose visokių buvo trinties ir taip toliau visokiausių, kaip sakyt, kaip ir gyvenimas, taip ir šitas procesas vyko organiškai. O dabar, kai vyksta tarpinis renginys ir jūsų moksleiviai gali pamatyti, ką padarė kiti moksleiviai, kaip manot, kokius įspūdžius pasisems
Ir ar tai bus tikrai geras kaip vėl naujas startas? Tai aš net nebejoju, kad šitas susitikimas su kolegomis, jaunaisiais kolegomis iš kitų miestų, jisai duos impulsą ir tas jūsų pasiūlytas principas, kad 9 kartus papasakok, tai toks kaip 9 kartus matuok ir 10 kartą pjauk gaunasi pagal lietuvišką patarlę. Tai žodžiu, jie 9 kartus save pasibando ir dabar tas 10 kartas bus pateiks gegužės kažkelintą. 16. Gegužės 16. Aš irgi žinau tokią patarlę, kur sako, neperšokės grobio, nesakyk op. Tai reiškia, kad po šito tarpinio dar reikės padirbėti, žinokit. Tiesa, tikra tiesa, taip, bandysim, žodžiu, jau kadangi dalyvavom antri metai ir žinom, kokie pavojai gresia po šito susitikimo, tai bandysim tą kaip bangą pasigauti, o ar pavyks, tai parodys tas, žodžiu, tolimesnis laikotarpis. Dabar, kadangi yra žiema ir yra tokie orai, turim Kauno Saulės gimnazijos žmonės, kur mus apšvies truputėlį savo projektais. Tai kaip jums sekėsi pristatyti? Šiek tiek, aišku, buvo nervų, labai bijojame, bet dabar kuo toliau, to viskas lengviau ir geriau. Supratau. Kaip jums sekėsi dirbti komandai? Komandai dirbti tikrai buvo nelengva, kadangi aš dalyvauju 2 metus, o visi komandos nariai dalyvauja 1 metus, tai reikia padėti jiem labiau, tai bet sutariam. Kokia yra didžiausia motivacija jums, kurie dalyvauja 1 kartą, būt projektai? Ar gauti džemperį, arba išsinešat kažką daugiau? Mes jau bent jau, pavyzdžiui, tai visai domimės architektūrą ir galvojam gal net studijuoti ją, tai čia yra tokia kaip, pažiūrėti, ar mums patinka, ar fain, tiesiog toks naujas, patirtis nauja. Supratau, kaip matau, logotipas yra truputėlį panašus į Donut, tai galit paaiškinti truputėlį Kauno traukiniai. Tai logotipas apsupa ir apsisuka ir dėl to, kad daugiau vietos būtų visokiem atvaizdam senesnio Kauno. Tai dar norėjau paklausti, nes dirbant ilgalaikį projektą visą laiką yra kažkaip nuovargio pavojus ir trinties. Kaip jūs įveikėt šitą problemą? Ar neįveikėt? Jos nebūna. Gerai. Kaip aš įvykiu? Jo. Aš tiesiog, dirbu, padarau pertrauką ir toliau dirbu čia. Tai tiesiog laiko klausimas. Čia esam su komanda iš Vilniaus Žemynos gimnazijos, tai nieko. Kaip jums sekėsi pristatyti savo darbą? Visai neblogai, realiai. Kiek biški nervuojamės, bet kaip ir įseisim. Kuris yra jūsų pagrindinis akcentas, kurio visi žavisi ir sako, va, čia projektas. Ar turit tokį akcentą? Lapai iš vitražo. Lapai iš vitražo? O kaip sugalvojot šitą? Kaunas turi labai daug raudonos spalvos savyje. Taip pat ir Lietuvoje yra gamtos šalis, dėl to mes sugalvojom padaryti lapus ir taip pat lapo gyslos būtų vieta, kur vanduo nutekėtų. Okay. Jau įvertinot kitas komandas prieš tai, ar pavoksit biškį minčių iš jų ar ne? Manau, mes šiek tiek pasisėmėme idėjų, tačiau kol kas mums teko pristatyti tik 3 kartus ir kol kas didžiulių pokyčių mes nedarysim. Nes negavom labai daug kritikos kol kas. Supratau, tai nieko, labai ačiū ir sėkmės dirbant toliau ir pristatant toliau. Čia esam su Ąžuolyno gimnazijos iš Klaipėdos moksleiviais, tai kaip jums sekėsi daryti projektą ir pristatyti? Gerai sekės, patiko labai, daug išmokom, daug kritikos dabar gavom, tai daug tobulinsim. Bet konstruktyvios kritikos, ar ne? Supratau. O jūs visi 1 kartą dalyvaujat, ar ne? Mes 1 kartą dalyvaujam ir visa mūsų komanda šiaip yra iš skirtingų klasių, 2 skirtingų klasių, bet mes kaip 1 kartą visai gerai išeina kartu bendradarbiauti. Supratau, ar buvo naudinga išklausyti kitų darbus? Tikrai naudinga, pasisėmėm labai daug idėjų ir ką galim patobulinti savo darbę. Supratau. Jūsų darbė? Kokia buvo pagrindinė mintis, kur sakot, sužavėsim visus šitą mintimi,
čia esame stiprus. Gal pagrindinė mintis buvo, kad įnešti labai daug žalumos ir padaryti tokį wow efektą su medžiu viduje apstiklintu, tai gal čia šitas bus toks. Ar bus ąžuolas tas medis, kaip gimnazija ar ne? Manau, kad pažiūrėsim, ar patvaru. Jeigu patvaru, manau, kad kažką sugalvosim. Gerai, jau buvo 18 pristatymų, iš tikrųjų, intensyvi diena, bet maloniai, toks nuovargis malonus, jeigu leisit, aš biškį atsisėsiu. Tai gerai, nieko, tai praėjo jau šiandien tarpinį renginį, tik belieka dirbti toliau ir gegužės mėnesį komandoms pristatyti savo galutinius projektus atsižvelgiant į duotas pastabas ir projektuojant 3D modulius. Tai pasimatysim gegužės mėnesį per galutinį renginį.